306. Kad jį nieko nėra 306. Tai buvo sumaišęs. A ten dirba kas nors remontus daro, ne? Ne. Jūs pasitikslinti. O kaip Iš rečiausių, nu, vis tiek. Čia sportininkų 3, tai palauk. Čia sportininkų 13. Sportininkų 13. Tęstinių studijų institutas. Jo, tasai. Mums reikia... 306 nieks nedirba. Mums reikia... Ievos žaukutės. Nėra Ievos. Neatėjus, jis raktą neėmė jinai. Aš tai pas... Dar точно. Nu, čia šurti. Aha. 306 pas man yra, значит, jinai nėra atėjus ir raktų neėmė. Neatėjo. Aha, o kada jinai paskutinį kartą buvo? O nežinau. O vakar buvo? Aš mainaus, matai, pamainau. Aha, bet šiai būna jinai? Buvo, kaip nebuvo. Aha. O direktorė kur ir tada? Bet jie tik administratoriai yra, direktorių šiandien nėra. Aha. Nu, žiūrėkit, įvėlė 100. Aha. Yra administratoriai. Aha. Labą dieną. Labas. Mes Ievos žaukutės ieškom. Ji yra nedarbingumo pažymėjimo, turi serga. Jis nėra darbe. O kada paskutinį kartą buvo? Praeitais mokslo metais. Čia kiek čia jau bus metai laiko, ne? Nu, gal ne. Nu, kažkur apytiksliai, ne? Nepilni metai, ne? Nu, nes čia, žinai, visi makalojus čia. Tų metodinių daug nelabai čia. Aha. Bet neateina pilną darbo dieną, čia būna, ne? Būna, kaip nebuvo. Aha. Kaip nebuvo, kas jau aitins save. Labą dieną. Žinių tarnyba, norėtume paklausti, ar Žulkus yra? Išvažiavęs, jisai po pirmos apie pusę 2 grįž. Tai jūs filmuojate, kaip suprantu? Taip, filmuojam. O jūs mums sutikimą gavote? Čia vieša įstaiga. Užėkite po pirmas valandas, kas rektorių policija pasikalbėti šito klausimą. Ačiū, viso geriausio. Geros darbo dienos. Labą dieną, mes norėtume su Žulkum pabendrauti. Kol kas dar neturime, truputėlį vėliau pabandykite iš kokių 10, galbūt 15 minučių paskambinti. Ačiū labai. Prašau viso. Rektorius referentė, labą dieną. Labą dieną, dar kartą mes dėl Žulkaus skambinam. Tai bandau jungti. Atmet. Slapstosi. Ai gerai, kad slapstosi, einam čia pasikalbinsim tada. Vienu žodžiu slapstosi. Labą dieną dar kartą. Sakykit, o kas pavaduoja direktorė? Ji konferencijoje. Kas pavaduoja? Daktarė Irena Pašilytė. Tai ji bus ketvirtadienį. Tai nėra kas pavaduoti, iki ketvirtadienio nėra pavaduojančio žmogaus? Ir rytoj bus kita pavaduotoja. O šiandien? O šiandien nėra nei vienos pavaduotojos. Žulkus va irgi slapstosi, nenori telefoną nekelia. Ten pavaduotų tą Ievą, norim sužinoti, kas pavaduoja. Šiaip ta, už ką buvo jinai atsakinga, edukacinės patirties bankai yra perėmusi ir metodininkę Daivą Čepaitę. Taip. Ir jinai turėtų būti? Taip. O kur mums ją rasti? 212 kabinetas. Ačiū labai. Žiniasklaida tiesiog. Keletą klausimukų dėl Ievos norėtume Žulkutės. O manęs? Dėl Ievos, jo. Jūs pavaduojate ją? Nu, pavaduoju. O kiek jau laiko? Ką žinau dabar, kada parašė tą įsakymą dėl pavadavimo? Nežinau, žinokit, negaliu dabar tiksliai pasakyti to laiko. Nu, jūs atliekat jos pareigas.
Ir, jūs turėtumėte žinot, kada jūs dirbat ir atliekat jos pareigas? Aš nuo rugsėjo mėnesio perimusiu su šitą nuomonę. Aha. Dėl nors dabar tikrai nepasakysiu, reikėjo. Tiesiog nuo rugsėjo mėnesio. Aha. O ar žinot duomenys kokius, kada paskutinį kartą dirbo jie čia? Žinokit, aš tikrai negaliu pasakyti, buvo 2 mėnesiai atostogų. Bet nuo rugsėjo mėnesio jo čia jau nėra. Žinot, kai mes netam pačiam kabinete, aš galiu pasakyti, kai kurių kolegų aš savaičių savaitėm tiesiog nematau, kurie dirba visiškai kituose biuruose, negu aš. Labadiena. Mes norėtume su Žulkumi pakalbėti. Jau šiandien nebebus rektorius. Aha. Jūs čia bandėt mumis jungti ir niekaip nepavyko sujungti ir po to nebekėlė ragelio. Kodėl? Nebuvo, taip aš nežinau, apie ką jūs kalbate. Po 1 valandos 10 kai skambinam. Taip nebuvo, tiesiog kažką tai maišote tikriausiai. Mes tiesiog jums paskambinom, jūs bandėt sujungti. Mes niekada nėra taip buvę, kad mes nekeltumėm ragelio. Taip, kad jūs tikrai kažką maišote. Tiesiog mes po 1:10 skambinat, jūs mūsų sujungėte, atsimenat? Žinokit, nelabai žinau, su kuo aš kalbu ir kažkokie tikrai kaltinimai visiškai nepagristi. Ir yra visiškai nepagristi kaltinimai. Tikrai jūs man dabar duodate nepagristus kaltinimus ir to labiau, kad nėra buvę, kad aš ragelio nebūčiau kelti šiandieną. Ir dabar jūs mane kaltinat kažkokiais... Žiūrėkit, meluoju, mes viską įrašinėjom, filmuojam. Klausykit, skambinam, ką jūs norite, bet aš jums dar kartą sakau, kad nėra taip buvę, kad aš nekelčiau ragelio. Nebūtais dalykais, jūs mane kaltėt nebūtais dalykais. Žiūrėkit, jūs vieną patį su savi kalbat. Po 1:05 aš jums skambinau, jūs liepėt kelti. Labą dieną, kodėl jūs spaidėt ragelį? Jūs susimėte teroru? Jūs galit manęs išklausyti? Aš jūs išklausau, taip. Taip, dabar paklausykit manęs. Aš jums skambinau po 1:05, jūs man liepėt perskambinti po 1:10, nes Žulkaus dar nebuvo. Paskambinau po 1:15 ir jūs bandėt sujungti su Žulkumi. Dabar palaukit, ką jūs čia bandote, aš nesuprantu, ko jūs norite iš manęs dabar. Aš jums tiesiog... Aš dar kartą informau, kad šiuo metu rektoriaus nėra ir ko jūs dabar norite iš manęs. Aš jums dar kartą kartuoju, paklausykit manęs. Aš jums skambinau 1 valandą. Aš neprivalau su jumis kalbėtis, jūs kalbate nepagristais kaltinimais, mane kaltinate. Tikrai aš nežadu eikvoti savo laiką, to labiau, kad man dabar šiuo metu vėl skamba telefonas. Kodėl jūs vaidot ragelį? Aš jūsų klausiu 3 kartą. Jūs manęs neišklausot. Aš visų, kad man skamba telefonus ir aš negaliu leisti ilgam pokalbiui, nepagristam pokalbiui su jumis kalbėtis. Pokalbis truko tik 15 sekundžių ir jūs labai negražiai elgėtės, taip svaidydama ragelį. Aš nesvaidau ragelį, aš pasakiau, kad man skamba kitas telefonas ir aš privalau pakelti jį. Ir jūs turit numesti ragelį, nesiprašyti nieko. Pasakiau viso gero. Kodėl dabar, pavyzdžiui, aš noriu sužinot, kodėl dabar man kažkokius kaltinimus absurdiškus kaltinat mane, kai aš nieko bendro neturiu, nežinau, ko jūs iš manęs norite, aš nesuprantu. Aš jums, ko jūs prie manęs prikybate, jūs man galite paaiškinti? Galiu, jūs norite išgirsti? Taip, noriu išgirsti. Taip, jūs dabar paklausysit manęs, ar jūs tiesiog vėl su savim viena pati kalbėsit? Aš jums galiu viską paaiškinti. Ar jūs paklausysit? Aš žinokit, nelabai suprantu, kas čia vyksta, ko jūs aš jums galiu paaiškinti. Žiūrėkit, aš jums galiu paaiškinti, jūs paklausykit. Skambina Vaidas Lekstutis, jums dar 4 ar 5 kartą prisistatinėjo. Mes tiesiog jums skambinom 1 valandą. Mes norėjom pakalbėti su Žulkum, su rektorium. Taip, jūs pasakėt, kad jo nėra. Perskambinkit už 10-15 minučių. Mes taip ir padarėm. Paskambinom už 10-15 minučių, po 1:15 ir užfiksuota, mes jums dar kartą skambinom. Ir jūs atsiliepėt ir sakėt, sujungiu. Jungėt ir neišėjo sujungti, nekėlė ragelio, o teisingiau tai atmetė. O kas atmetė, ar Žulkus, ar jūs, mes nežinom. Ir skambinom po to dar kartą pasiklausti, kodėl čia taip įvyko, gal blogai susijungė ir jūs nekėlėt ragelio. Va, ir norėjom pasidomėti, kodėl taip įvyko. Taip nebuvo. Dabar jūs man, žinot kaip yra, aš tikrai nežadu su jumis vestis kažkokius absurdiškus dalykus, nes taip nebuvo. Tai, ką jūs dabar tikite, taip nebuvo.
Prisistatykit, prašau, savo vardą pavardę. Aš žinokit, aš tikrai nežaisiu jūsų žaidimų. Kodėl jūs neprisistatot? Jūs mane terorizuoja telefonu. Žiūrėkit, terorizavimas, viskas yra pokalbis įrašinėjimas ir filmuojamas. Žiūrėkit, o dabar jūs nenorit prisistatyti vardą pavardės, su kom aš kalbu. Aš prisistačiau jums, Vaidas. Aš jums dar kartą sakau, labai atsiprašau, viso gero, aš daugiau su jumis netęsiu šito absurdiško pokalbio. Viso gero. Kodėl jis absurdiškas? Alio. Labą dieną. Labą dieną. Su kom kalbame? Tai jūs prašom pristatyti. Mes paskambinom kur? Į Klaipėdos universitetą. Aš sakiau rektoratas. Taip, o su ko kalbame? Tai bet kas kalba su manim? Tai jūs prisistatykit, su kuo... Tai kas prisistato skambinamas telefonu? Vaidas Lekstutis jums skambina, Lietuvos Respublikos pilietis. Prašau prisistatykit, su kuo aš turiu teisę kalbėti. Taip, aš esu mokslo prorektorius Alfonsas Ramonas. Taip. Mes norėtume pakalbėti su Žulkumi. Nėra jo dabar. Kada bus? Rektoriaus darbotvarkė yra gana įtempta, nežinau dabar šiuo metu, negaliu pasakyti. O kas žino? Šiandien atrodo nebus. Ar atrodo, ar tiksliai nebus? Nebus šiandien. O kokias jūs pareigas užimat, jog atsakinėjate šitokius klausimus? Jūsų tokia pareigybė? Taigi aš jums sakiau, mokslo ir meno prorektorius. Taip, bet aš skambinau sekretoriatą, jūs ten dirbat? Taip. Taip? Taip. Aha, o su sekretorė nėra galimybės pakalbėti? Šiuo metu jau nėra. Kada bus? Ji bus, nuolat būna. Yra pasitarimas čia. Taip. Taip. Viso gero. Alio. Labą dieną. Labą dieną. Sakykit, ar mes Ievai paskambinom? Taip, Ievai. O jūsų tėvelis yra Vladas Žulkus, taip? Taip. Sakykit, dabar mes čia dėl vakar vykusio seminaro apie korupciją Klaipėdos universitete. Nu, aš nieko nežinau apie tai. O sakykit, jūs dirbate Klaipėdos universiteto tęstinių studijų institute? Jo, dirbo, kas čia skambina? Vaidas Lekstutis. Kas? Vaidas Lekstutis. O iš kur jūs būsit? Iš Klaipėdos rajono. Aš tai meni, kur jūs dirbate, kom jūs užsiemat? Tiesiog esu paprastas Lietuvos Respublikos pilietis. Man labai panašu žurnalistų, bet aš nieko nežinau tokiais klausimais, jūs neko klausimų kreipėtės tada. Ar jūs dirbat ar nedirbat tiesiog? Aš dirbu. Dirbo. O bet jūsų darbė jau beveik metai nėra buvę. Aš biuletenį turiu. O jūs neižvelgiat korupcijos, jūs vis dėlto kaip tėvas tokias pareigas užimantis ir jūs neižvelgiat? Mano tėtis kyšių neima, aš irgi neimu. Nu, bet vis dėlto dukra, jau kaip jūs įsidarbinot, kaip jūs tą darbą gavot? Konkursą dalyvavo? Aš prieš tai dirbau anglų katedroje, prieš tai dirbau istorijos centre. Taip, kad čia aš istoriją baigusi, anglų kalbos katedroje dirbau kaip sekretorė, per draugą ten, jinai pasakė, kad ieško. Nematau aš jokių tokių, jūs čia per daug įleikinisat. Ne, aš tik tiek pasidomėti, jūs labai aiškiai pasakot, viską išaiškinat, tik tai, ar tai vyko kažkokiu konkursų būdu, būtent į šią vietą, kur dabar jūs dirbate? Jau, aš taip senai dirbau, aš neatsimenu, man pasiūlės ir nuėjau ten dirbti. O kas jums pasiūlė? Man tėtis perdavė, kad Andrikienė siūlo. Tėtis perdavė? Kad Andrikienė siūlo ateit pas ją dirbti. O kas pasiūlė, tėvas? Tėtis paskambino ir pasakė, Andrikienė tau siūlo dirbti, jeigu nori, na su jo pasikalbėk. Ir jūs sėkmingai priėmė, taip? Mane priėmė. Aš gerai dirbu, mane priėmė. O sakykit, kada jūs planuojat grįžti iš po... Kai baigsis biuleteniai, tada grįžiu iš po biuletenių, dirbsiu, nežinau, kada planuoju, kai sveikata atsistatys.
Aišku, tada viso geriausio. Viso geriausio.